Sveiki, aš esu Indrė. Parodysiu Jums, kaip patiems susikonfigūruoti belaidį internetą Zebra. Jūs jau naudojatės internetu, naudodamiesi laidais. Kad būtų patogiau, galima jo naudotis ir be jų. Pirmiausia, patikrinkite, ar jūsų kompiuteryje yra įdiegtas ir įjungtas belaidžio ryšio adapteris. Dauguma nešiojamųjų kompiuterių turi vidinius belaidžio ryšio adapterius. Skirtingų modelių kompiuteriuose belaidžio ryšio jungtukas gali būti skirtingose vietose, todėl įdėmiai apžiūrėkite kompiuterį, bandydami surasti mygtuką su užrašu Wi-Fi arba belaidžio ryšio ženkliuku. Jei tokio adapterio jūsų kompiuteryje nėra, prieš galėdami naudotis belaidžiu ryšiu, turėsite jį įsigyti ir įsidiegti. Teo įsigytas maršrutizatorius yra su visiškai sukonfigūruotu ir saugiai užšifruotu belaidžio ryšio prievadu. Belaidžio ryšio kanalas apsaugotas slaptažodžiu, jį rasite ant modemo pačioje priklijuoto lipduko. Čia yra jūsų namų belaidžio tinklo pavadinimas. Čia yra jūsų namų belaidžio tinklo slaptažodis. Jei naudojatės Windows XP operacinę sistemą, belaidžio ryšio prisijungimo nustatymų langą atsidarysite taip. Spauskite mygtuką Start, toliau Settings, Control Panel, Network Connections ir Wireless Network Connection. Atsidariusime lange, pasirinkite savo belaidžio interneto tinklą. Jis nurodytas lipduke ant maršrutizatoriaus korpuso. Ir spauskite mygtuką Connect. Prisijungimo lange laukelėje Network Key įveskite slaptažodį. Jis taip pat nurodytas lipduke ant maršrutizatoriaus korpuso. Viskas, jūsų belaidis ryšys įjungtas. Jei naudojatės Windows 7 operacinę sistemą, belaidžio interneto tinklą galite surasti taip. Spauskite mygtuką Start, toliau spauskite Control Panel, Network and Sharing Center, Change Adapter Settings ir Wireless Network Connection. Pasirinkite belaidžio interneto pakuotės tinklą ir spauskite mygtuką Connect. Atsidariusime lange, Connect to a Network įveskite savo prisijungimo slaptažodį. Jis nurodytas ant modemo ir spauskite OK. Viskas, jūsų belaidis ryšys įjungtas. Jei naudojatės Windows Vista ar Windows 2000 operacinę sistemą, prie belaidžio tinklo turėtumėte jungtis analogiškai. Greito naršymo su internetu Zebra.